Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su likusiomis vasaros naujienomis iš stalo žaidimų pasaulio. Kalbėsiu apie Liepos ir Rugpjūčio mėnesius, kur naujienų buvo tikrai daug, pačių įvairiausių, ir renginių, ir industrijos naujienų, ir be abejo stalo žaidimų naujienų. Tai iš karto keliaukime prie renginių naujienų. Vienas iš didžiausių stalo žaidimų renginių pasaulyje Dženkonas, kaip ir kasmet, įvyko rugpjūčio 1, rugpjūčio 4 dienomis ir šį kartą sulaukė net 71 000 lankytojų. Tai vienas iš nedaugelio atvejų, kai visi bilietai yra parduodami iki pačio kono pradžios. Taip pat parodoje buvo galima rasti net 540 parodos dalyvių, pačių įvairiausių. Dženkone buvo galima įsigyti ne tik pačius naujausius žaidimus, bet ir išbandyti žaidimus, kurie išeis į prekybą ateityje. Tai apie keletą iš jų ir pakalbėsiu, kas buvo demonstruojama Dženkone ir kas man užstrigo, ar kas tikrai domina sužinoti daugiau. Vienas iš demo, kuris tikrai mane sudomino, tai yra Planet Unknown papildymo Supermoon demonstracija, kuris pasirodys kaip tik šių metų pabaigoje. Tai papildymas, kuris prideda daugiau mapų, daugiau variantų kaip žaisti, tai visada tokie papildymai yra labai welcome. Taip pat buvo demonstruojamas Seti žaidimas, kuris pasirodys irgi šių metų pabaigoje iš Czech Games Edition. Bus galima įsigyti pirmą kartą esene. Tai nuo 1 iki 4 žaidėjų, trunkantis iki 2,5 valandų. Tai yra pirmasis žaidimas iš Tomasz Holek. Gal būsimas hitas, pamatysime. Esene jau kaip ir mačiau kainą, tai visai brangus žaidimas, didelė dėžė, tai tikrai įdomu. Kas norėtų anksčiau sužinoti apie patį žaidimą, tai yra tikrai nemažai informacijos iš žaidžiusiųjų iš Dženkono, nuotraukų ir panašiai, kaip atrodo visi komponentai, tai tikrai galima susidaryti pirmą įspūdį. Taip pat buvo demonstruotas pirmasis Kaliko serijos žaidimas Knitting Circle, skirtas nuo 1-4 žaidėjų iki 45 minučių trukmės, kuris pasirodys 2025 metais. Tai įdomu, kuo šis žaidimas bus kitoks negu Kaliko žaidimas. Kaip matau, bus ir chainingo, kontraktų, abstract strategy, tai šitas elementas tikrai iš Kaliko perėjo. Yra animals, tai aišku katės, tai reikės irgi paskaityti žmonių komentarus apie šį žaidimą. Taip pat Moon Bunny, irgi 2025 metų žaidimas buvo demonstruotas, kuris pasirodys būtent tų metų pabaigoje, tai dar ganėtinai toli. Tai žaidimas nuo 1-4 žaidėjų su labai gražiu viršeliu, matau grid movementas, set collectionas. Žaidimas yra iš Hot Banana Game Studios, tai pirmą kartą girdžiu šią studiją, tai įdomu, ką jie buvo padarę anksčiau. Dar vienas žaidimas užkabinęs mano akį, tai Finka žaidimas iš 2018 metų ir atnaujinta jo versija, kurią pristatė, demonstravo Pandosaurus Games. Neaišku, kada bus releasintas, bet tikrai šitas žaidimas, manau, sulauks nemažai dėmesio ir žiūrint, kaip jis iš tikrųjų atrodys. Tikrai, manau, bus vienas iš laukiamiausių kitų metų reprintų, jeigu bus kitais metais. Ir buvo demonstruotas naujausias Stefan Feld žaidimas su civilizacijomis Evolution iš Pegasus Spiel, kur iš vienos pusės atrodo kaip savotiškas 4X ar 3X, jeigu taip galima pavadinti, irgi pasirodys esene. Nuo 1-4 žaidėjų, trunkantis iki 3 valandų, turi ice rollingo, tai tikrai įdomu, labai norėsiu irgi išbandyti esene, jeigu bus proga, gal net ir įsigyti. Mačiau irgi, kad kaina bus nemaža, didelis žaidimas, tai tokios žaidimų demonstracijos mane sudominusios, apie kurias galite paskaityti daugiau Board Game Geek'e, pirmosius įspūdžius, pasižiūrėti nuotraukas komponentų ir panašiai, ir apsispręsti, ar šie žaidimai jūs domina ar ne. O antrasis renginys, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra AirCon festivalis, tai rugpjūčio 16-18 dienomis vyko Mančesteryje, tai AirCon Northwest. Sekantis renginys vyks Telfordo mieste spalio 18-20 dienomis ir jau jubiliejinis AirConas 10 vyks Harrogate mieste kitų metų kovo mėnesį.
Tai toks labiau atviras į labiau žaidimų išbandymą ir žaidimą skirtas konas, kur yra tikrai didžiulė žaidimų erdvė, daug įvairiausių žaidimų, kuriuos galima išbandyti. Šiek tiek yra ir publisherių atstovų ir visokiausių smulkmenų galima įsigyti, pažinti su naujais žmonėmis. Toks mažesnio tipo konas, konų serija. Dar ne viename iš jų nesu buvęs, bet tikrai norėtųsi kažkada užlėkti. Manau, Mančesteris kaip ir geriausia lokacija būtų, tai galbūt kitąmet. Ir trečiasis renginys, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra Berlin Brettspiel konas, kuris vyko irgi rugpjūčio mėnesį, tik rugpjūčio pradžioje, va kaip tik jau yra anonsuotas ir 2025 metų renginys, kuris vyks rugpjūčio 1-3 dienomis. Kaip ir visi lokalizuoti konai, labiau orientuoti į tos lokacijos žaidėjus, tai šituo atveju būtų vokiečių kalba, bet tikrai yra ir nemažai anglų kalba žaidimų arba tiesiog language independent žaidimų. Didelė erdvė žaisti, išbandyti žaidimus. Taip pat šitam konvenčione netrūksta maisto pasirinkimų, didelės erdvės, daugelis mums žinomų publisherių ir visai gera data tiems, kurie nevažiuoja į Dženkoną. Tai dar vienas Europos konas, kurį norėčiau aplankyti, tai žiūrėsime, gal ir kitais metais pavyks. Tai tokie 3 renginiai, tokie 3 konai. Ir rugsėjai bus irgi ne vienas toks, tai tikrai bus apie ką pakalbėti. O dabar keliaukime prie industrijos naujienų. Šią vasarą mane užkabino tokia naujiena apie Puerto Riko 1897, o istorija yra apie tai, kad šio žaidimo pagrindinis idėjų generatorius Jason Perez buvo iš esmės pašalintas, arba galim taip pasakyti, visiškai ignoruotas dabar projekte GameFound platformoje iš Awaken Realms studijos. Visiškai jokio žodžio apie šį žmogų. Tai kas žinote ankstesnį Puerto Riko žaidimą, tai čia yra versija, kuri vyksta vėliau, kai patys lokalų žmonės kontroliuoja savo ekonominį gyvenimą, lyginant su originaliu Puerto Riku, kur viską darė kolonizatoriai. Tai tokia alternatyvi žaidimo versija ir tuo pačiu ir patobulinta žaidimo versija, kuri yra artimesnė šiems laikams. Tai visus pokyčius, aišku, galėsite pamatyti GameFoundo kampanijoje. O vat ši situacija, manau, tikrai neprideda pozityvo būtent apie Awaken Realms studiją. Iš tiek, kiek aš skaičiau ir domėjausi, kad žmogus yra visiškai nepaminėtas, nors su juo buvo ir pati studija dirbusi iki to deluxinio Special Editiono projekto paskelbimo ir buvo planai paskelbti tiesiog kaip naujo žaidimo kampaniją be jokio deluxinio varianto. Buvo dirbta ne vienerius metus ir panašiai, ir po to viskas, žmogus po viso to darbo tiesiog buvo išmestas ir visiškai neįvardintas kampanijoje. Aišku, pats pripažįsta ir dalį savo klaidų, kad viską darė nemokamai, labiau iš idėjos ir iš esmės savo istoriją labiau nori prisidėti prie to, kad perspėti visus, kad reikia labai atidžiai viską skaityti, neužmiršti apie savo vertę, savo įdėto laiko, darbo ir taip toliau, nes didelės kompanijos tikrai, jeigu bus proga, bandys jumis pasinaudoti, pasisavinti jūsų idėjas ir panašiai. Daugiau, aišku, galite paskaityti tiek Board Game Geek'e, tiek Rado šnekėjo savo viename iš video Liepos mėnesį berods. Tai tikrai tos informacijos yra ir pačio Jasono vaizdo įrašas. Ir įdomu, kiek tai paveiks pačią kampaniją, ar ji bus sėkminga ar ne. Manau, šitą istoriją labiau yra kaip priminimas patiems kūrėjams, idėjų iniciatoriams ir taip toliau, kad būti atsargiems. Antroji industrijos naujiena, kurią norėčiau paliesti dabar, tai Born Game Arena peržengė 10 milijonų paskyrų ribą. Kas nežino, Born Game Arena yra
internetinis puslapis ir tuo pačiu ir aplikacija, kur galima žaisti daugelį populiarių stalo žaidimų online režimu, kur ypač per pastarojus metus augo labai stipriai. Galima žaisti tiek realiu laiku, tiek ir ėjimų po ėjimų būdu. Vyksta įvairiausių turnyrų ir panašiai. Tai tas augimas, manau, artimiausiu metu tikrai nesustos. Žaidimų kiekis vis didėja ir didėja. Tiek ir visiškai pradedančiųjų kompanijų nori savo žaidimus įtalpinti į Board Game Arenos platformą, tiek launchinant savo projektus crowdfundingo platformose, kad žmonės galėtų išbandyti pirmiau laiko. Tai tikrai pats žaidžiu šitame puslapyje ir tikrai rekomenduoju išbandyti. Žengiant toliau, manau, tikrai ne vienas iš jūsų girdėjo tokią kompaniją Petersen Games, kuri turi savo garsiausią žaidimą, tai Cthulhu Wars. Tai juos iš esmės išgelbėjo tokia nauja kompanija iš Jungtinių Amerikos valstijų, Quimble's Toys and Games. Tai nuo šiol Petersen Games tampa tiesiog studija, nebedarys nei savo distributionų, nei pardavimų savo žaidimų, ką darė anksčiau, nes jiems suderinti visus šitos darbus tikrai sekėsi sunkiai ir aš šiaip labai džiaugiuosi tokiu jų sprendimu, nes daugiau laiko skirti kūrybai, o ne tik visiems dalykam, kas tikrai daugelį kompanijų ir skandina pastaruoju metu, visi finansiniai dalykai ir panašiai, nes tikrai, jeigu tu esi geras dizaineris, nebūtinai esi geras valdytojas pačios kompanijos, pačių procesų, tai manau, tai išeis tikrai į naudą. Ir taip pat pagerės visas deliverinimas visų projektų ir panašiai, nes dėlėjai po dėlėjaus gaunasi pastaruoju metu jiems, tai aš puikiai suprantu jų situaciją. Tai va, lauksime naujų projektų, geresnių kampanijų Kickstarterio ar GameFounder ir panašiai. Toliau Monolith kompanija paskelbė atvirą laišką savo visiems backintojam, pledgeriam visų jų projektų, paaiškinančių grinai apie patį situaciją, kaip keitėsi crowdfundingas prieš pandemiją ir dabar po pandemijos, kaip visa matematika atrodo ir panašiai. Tai labai įdomus straipsnis tiesiog paskaityti apie patį crowdfundingą, kaip viskas vyksta, kas yra visiškai neprognozuojama ir panašiai. Tai daug įvairiausių paaiškinimų ir tiesiog insaido apie jų projektus. Tai tikrai labai įdomus straipsnis tiem, kurie galvoja apie leidimą savo žaidimų crowdfundingo platformoje, privers šiek tiek susimastyti, ar iš tikro tai verta daryti. Tai ne tik svarbi informacija jų rėmėjams, bet ir šiaip tos industrijos naujokams. O Liepos mėnesį įvyko dar vieni apdovanojimai, tai tokio vieno iš didžiausių stalo žaidimų community Board Game Revolution Facebooko platformoje 2023 metų Meeple's Choice apdovanojimai, kurioje metų žaidimu buvo paskelbtas Hegemonijos žaidimas, antrą vietą užėmė Voidfallas, o trečią Earth. Toliau Easy Going kategorijoje Forest Shuffle laimėjo, Best Solo Game'as Voidfallas, Sweet Spot kategorija Earth laimėjo pirmą vietą, Thematic Games Sky Team, Brain Burners Voidfallas, Hidden Gemas Nova Roma. Toliau remake'ai buvo, visi tris mums labai žinomi ir aišku pirmą vietą užėmęs Castle of Burgundy Special Editionas, expansionai Ark Nova Marine. Ir paskutinė kategorija tai Box Cover Artas, tai laimėjo pirmą vietą Earth, tai tokie apdovanojimai kasmetiniai jau. Ir paskutinė industrijos naujiena, kurią norėčiau paliesti, tai irgi iš Board Game Wire, apie Simono pirmo ketvirčio rezultatus šių metų, kad jų pajamos krito 25% lyginant metai iš metų ir greičiausiai šie metai jiem bus vieni iš prasčiausių pastaraisiais metais. Tai įdomu, kokius sprendimus jie imsis, ar kažkaip keis strategiją, ar gal čia vienas ir buvo iš dalykų, kodėl jie perėjo į GameFoundą, dėl lėšų taupimo ar kažkas tokio. Jie ir prisėmė daug kitų kompanijų projektų, užbaigti jų sunkiai gyvendinamas kampanijas. Tai įdomu, kaip bus, nes čia irgi yra tam tikra rizika. Nors jie turėjo tikrai ne vieną hitą crowdfundingą šiais metais,
tai gal rezultatai turėtų ir gerėti kitais ketvirčiais, bet vis tiek metai bus netokie sėkmingi. Tai vat įdomu, kaip tai progresuos, nes pastaisiais metais tik kilo ir kilo, o dabar čia toks pirmasis rimtesnis kritimas. Tai tokios industrijos naujienos ir dabar keliaukime prie laukiamiausių be abejo naujienų, tai yra stalo žaidimų naujienos. Pirmasis žaidimas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai naujausias Určio Šulinsko žaidimas, garsiausio lietuvių stalo žaidimų dizainerio Syllabus iš Gigamic Studios. Kaip matau, čia ne jis vienas kūrė, taip pat su Haris Sagas, 20 minučių trukmės, nuo 4 metų amžiaus, nuo 2 iki 4 žaidėjų. Kaip suprantu, tai bus mokomasis žaidimas 4-7 metų kategorijoje. Tai Urtis iš savo sferos tikrai niekur nedingsta ir grįžta su naujais projektais, su daugiau žaidimų vaikams. Ir tai ne vienintelis žaidimas, apie kurį norėčiau pakalbėti, nes Gencone jo greičiausiai didžiausias releases jo karjeroje, tai Captain Obvious žaidimas, kurį leidžia Lucky Duck Games. Tai party žaidimas, skirtas nuo 3 iki 10 net žaidėjų, trunkantis iki valandos, sulaukęs tikrai pozityvių vertinimų tiek iš Dice Towerio, tiek ir iš kitų content creatorių. Ir yra tikrai smagu, kai apie jo žaidimus kalbama ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai tikrai džiaugiuosi už tai ir lauksime dar daugiau įdomesnių ir geresnių projektų ateityje. Ir svarbiausia nesustoti kurti. Ir manau, Urtis tikrai niekur nesustos. Toliau Garfield Game Studios announcino savo naujausius projektus. Tai expansionai South of Tigris serijai. Tai pirmasis iš jų Body of Books. Toliau sekantis Tides of Trade, Era of Experts ir Moon Saga. Tai iš esmės labai panašus expansionai, kaip ir buvo West Kingdom serijai, tai dabar ir South Tigris turės savo versijas, savo papildymus, kurių dalis irgi galės tilpti bazinę dėžę, bet jau 100% garantuoju, kad bus ta kolektorius dėžė kaip ir kitiems jų kūriniams. Tai smagios naujienos, pats tikrai norėčiau išbandyti ir daugiau jų žaidimų. Aišku, kalbėjau ir apie savo būsimuosius Kickstarter projektus, ten naujas žaidimas iš Harden's Wall serijos ir taip pat priminė apie Ezra and Nehemiah, kuris greitų metų pasieks ir parduotuvių lentynas. Tai tokie announcementai iš Garfield Games. O toliau Stonemaier Games pristatė savo 2 naujausius projektus. Tai naujas žaidimas Stamswap, toks irgi labiau casual, lengvo tipo žaidimas nuo 1 iki 5 žaidėjų, trunkantis iki valandos, apie pašto ženklus. Tikrai išbandysiu artimiausiu metu, nes kūrėjas irgi tikrai žinomas iš savo Honey Buzz serijos, kaip rašo competitive tile drafting, grouping ir placement žaidimas. Tai visai turėtų būti įdomu, nes esu tikrai mėgėjas šitų mechanikų, bet mano labiausiai laukiama naujiena iš Stonemaier Gamesų yra naujausias Apiary expansionas, Expanding the Hive. Labai laukiamas expansionas. Šitas expansionas ir pataiso kelis dalykus, kaip ir daugelis Stonemaier Games expansionų. Prideda unikalius freimus, kas yra tikrai labai gerai. Naujų tilesų prideda, naujų kortelių, naujų dansų ir dance tokenų, tai dar didesnė variacija bus. Taip pat viskas telpa į bazinio žaidimo insertą, kas irgi yra labai gerai. Tai tikrai laukiu, kada galėsiu išbandyti ir greičiausiai tai bus esenė, tai labai to laukiu. Ir tikrai pats įsigysiu šitą expansioną, nes tai yra vienas iš mano mėgstamiausių pastarųjų metų Stonemaier žaidimų. O toliau keliaukime prie Cheap Theory Games naujienų. Ir jie pristatė tokius 2 netikėtus announcementus. Tai pirmasis iš jų 20 Strong žaidimų serija turės Nemesis žaidimą. Labai greitai išpopuliarėjusi solo žaidimų serija ir Nemesis
skamba tikrai super. Labai laukiu šito projekto, nes Nemesis kaip tik yra sukurtas tokiam solo individualiam experience'ui, bet Chip Theory Games to nesustoja, nes jų antra naujiena irgi susijusi su solo žaidimais. Yra Dragons of Ettinstone, jeigu teisingai tariu, kurį kurs Gloomhaven Buttons and Bugs kūrėjas Joe Klipfel. Tai irgi labai laukiu. 30 minučių trukmės, mažas, kompaktiškas žaidimas, tik 19 kortų ir žiūrėsim, kaip jie viską padarys. Nes kaip matau, žaidimas jau yra sukurtas, tai tiesiog bus publishintas Chip Theory Games'u, turės naują expansioną ir panašiai. Tai šios kompanijos sulauksime 2025 metų pavasarį. Tai tikrai irgi super naujiena, kurios tikrai laukiu, nes Chip Theory Games'ai tikrai daro gerus solo žaidimus ir kuo daugiau jų, tuo geriau. Toliau tęsime stalo žaidimų naujieną su naujausiu Uwe Rosenberg žaidimu Portals, kuris pasirodys šiais metais, skirtas vienam arba dviem žaidėjam ir trunkantis iki 30 minučių ir nuo 8 metų, kas gal net sakyčiau kaip Uwe Rosenbergui netikėta. Kaip matau, yra heksagoninis gridas, tile placement žaidimas tarsi puzlė. Tai labai įdomu, kad tokį paprastą ir greitą stalo žaidimą gauname iš Uvės. Tikrai laukiu ir gal teks ir išbandyti. O dabar turiu porą naujienų iš crowdfunding platformų. Tai pirmoji iš jų ganėtinai netikėta, kad Lord of the Rings The Confrontation žaidimas grįžta Ultimate Edition formatu ir šį kartą iš Ghost Galaxy studijos, kuri šiuo metu leidžia keifuot žaidimą. Tai reiškia, gavo teisės ar susigrąžino jas, nes čia vienas iš tokių senesnių buvusių Fantasy Flight žaidimų ir kai Ghost Galaxy vadovas yra buvęs Fantasy Flight'o vadovas, tai gal visai ir tikėtinas rezultatas. Kada pats kampeinas bus, dabar tiksliai net nežinau, bet kas nežino šito jau klasikinio Rainer Knizia žaidimo, tai skirtas dviem žaidėjim ir trunka apie 20 minučių. Tai kaip matau, bus artos atnaujintos, kol kas dar nei update'ų nieko nėra. Pats turiu irgi šitą žaidimą. Įdomu, kas naujo bus. Galėtų gal kokį ir expansioną to pačiu išleisti. Ir dar viena netikėta naujiena iš crowdfunding. Ta, kad sugrįžta Tikal žaidimas iš Super Meeple kompanijos, kuri ir leido iki šiol visą trilogiją. Tai čia yra atnaujintas žaidimas, kuris pasirodys Kickstarteryje spalio mėnesį, sukurtas Wolfgang Kramer ir M. Kislingo, naujas solo modas ir dar daug visko. Tai pirmoji Kickstarterio kampanija, gal jie darys visą trilogiją naujai, kas būtų tikrai super. Tai kas nieko neturi, tai šis žaidimas yra geriausiai vertinamas iš visos trilogijos, tai tikrai rekomenduoju. Toliau dar viena tokia netikėta naujiena, bet šį kartą iš Games Workshop'o. Ne per seniausiai jie pristatė ir, kaip suprantu, išleido naują Hobbito žaidimą, Hunt for Arkenstone. Atrodo ganėtinai komplikuotai, daugybė kortelių, kaip ir mažo dydžio, kaip suprantu. Aišku, Games Workshop'as garsėja tai savo miniatiūromis. Čia aišku, jos visos surinktos ir nudažytos. Labai super gražiai, tai kitokio lygio tikrai reikėtų pavargti. Bet įdomu, koks pats gameplayus. Matau, kad 2 plus žaidėjam iki 45 minučių trukmės. Gal ir kooperacinis, o gal one versus all. Nėra jokios informacijos kažkokio. Board Game Geek'e irgi šito žaidimo nėra, tai nieko daug nežinau. Tai gal jeigu kažkas žino iš jūsų kokią nors detalesnį informaciją, pasidalinkite. Toliau dar viena naujiena mane nustebinusi. Tai kad Gencone, nieko neannouncindami, Upper Deckas įsikabino informaciją apie Marvel Legendary Second Edition. Tikrai netikėta naujiena.
šita nauja dėžė bus tinkama ir tiem, kas turi seną stafą, bet iš esmės tai yra atnaujintas core game'as su patobulintu artu, patobulintomis kortelėmis. Greičiausiai spėjo ir playmetas vietoj bordo, mažesnė dėžė, kaip dabar jau įprastai. Tai tikrai laukiami pokyčiai ir manau, gal ir aš pasiimsiu, nes pats originalios core dėžės nebeturiu, tai visai gal ir super variantas. Tikrai netikėta naujiena, apie kurią pranešė Dice Toweris savo kanale. Ir toliau turiu informaciją apie 2 expansionus. Tai pirmasis iš jų yra Dwarf Romantic žaidimui, bet kaip suprantu, tai yra standalone expansionas Dwarf Romantic Sakura, kuris bus irgi išleistas šiemet, nuo 1 iki 6 žaidėjų, nuo 10 metų, trunkantis iki 1,5 valandos, tai greičiausiai čia priklauso nuo žaidėjų kiekio. Gal net ir bus geresnis negu pats pirmasis šios serijos žaidimas, tikrai įdomu. Ir paskutinis expansionas, apie kurį norėčiau pakalbėti žaidimui. Dune Imperium, tai dar vienas big box expansionas, vadinasi Bloodlines, kuris pasirodys 2025 metais, spėju pirmoje pusėje. Nauji unitai bus, daugiau kortelių, nauji veikėjai, naujas bordas, kaip suprantu. Talsai kažkokie dar, kontraktai ir panašiai, tai daug visko. Ir taip jau superiniam žaidimui, tai žiūrėsime, kaip tie nauji komponentai, naujos kortelės įsikomponuos į seną core game, į naują core game prizingo vardu ir panašiai, tai tikrai intriguoja. Tai šiam kartui tiek, tokios naujienos iš antros dalies vasaros. Rašykite komentaruose, kuri jums naujiena labiausiai intriguoja ir kurios labiausiai laukiate. Ačiū už jūsų dėmesį ir susitiksime kitame video. Iki.